Labadiena, emedicina.lt tinklalaidės klausytojai. Turbūt jau ir pamatėte, kad šiandien sveikinamėsi su jumis kitokiu formatu. Tačiau laidos vedėja ta pati aš, Viktorija. Šiandien aptarsime išties svarbią temą. Kalbėsime apie funkcinę dispepsiją ir kokia tai diagnozė, kaip ją diagnozuoti, kaip gydyti. Šiandien kalbėsime su mūsų laidos svečiu, gydytoju gastroenterologu Andriu Kederiu. Sveiki, gydytojau. Sveiki. Tai turbūt dažnai pas jūs atvyksta pacientai su įvairiausiais skundais, nuo pilvo skausmų iki pykinimo, tačiau kaip dažnai žmonės kreipiasi dėl nevirškinimo problemų? Galėčiau įvardyti, kad tai yra labai dažna problema. Sakome, nevirškinimo simptomai ir apie 30–50% pacientų konsultuojamų per dieną skundžiasi nevirškinimu. Ir aišku, yra ir kitų nusiskundimų, tačiau vyraujantis nevirškinimo simptomai apie pusė pacientų. Funkcinė dispepsija dažnam gali nesusidūrus su medicina skambėti kaip koks burtažodis. Tai ar reikėtų sunerimti išgirdus būtent funkcinės dispepsijos diagnozę? Nereikėtų labai sunerimti, tiesiog reikia suprasti, kas tai yra per liga, kad tai yra iš esmės nevirškinimo simptomai be organinės priežasties, nėra jokios rimtos ligos iš esmės, tai yra funkcijos sutrikimas, judėjimo sutrikimas skrandyje, kada virškinimas nevyksta sklandžiai taip, kaip turėtų vykti, tačiau atliekant organinės ligos paieškos tyrimus mes nerandam nei žaizdos, nei onkologinio susirgimo ar kitos patologijos, tokios kaip Helicobacter pylori bakterija, ir tuomet diagnozuojam funkcinę dispepsiją. Tai šiek tiek užsiminėte apie diagnostiką, turbūt kiekviena liga medicinoje turi savo diagnostikos kažkokias gaires, ar ši liga būtent irgi turi būtent kokius specifinius diagnostinius tyrimus reikia atlikti, ar kaip šita liga diagnozuojama? Ši liga diagnozuojama, galima sakyti, kad ir ganėtinai sudėtingai, bet ir gan paprastai. Yra diagnostiniai kriterijai, kuriais mes vadovaujamės, tai yra Romos 4 kriterijais nusakomi simptomai paciento, tai yra ankstyvas sotumas, pilnumas, pilvo pūtimas, skrandžio spazminiai skausmai be abejo ir lydintys kiti smulkesni simptomai, tačiau atliekami organiniai tyrimai įvertinti dėl organinės ligos, vertinant individualią situaciją pagal paciento amžių, pagal šeiminę anamnezę, onkologinę paciento artimųjų anamnezę, atliekam radiologinius ar endoskopinius tyrimus, kraujo tyrimus ir tuomet, jeigu atmetama organinė patologija ir žmogus atitinka Romos 4 kriterijus, diagnozuojam funkcinę dispepsiją. Tai galima sakyti taip, kad ir mūsų klausytojai suprastų, kad nėra tokio auksinio tyrimo, kad atlikus vieną būtent kraujo tyrimą būtų diagnozuojama šita liga. Tikrai taip. Tai paminėjote simptomus, ar ne? Dažnai ir spaudoje yra rašoma, kad būtent paprasti simptomai lydi piktybinės ligas. Ar ši liga, funkcinė dispepsija, gali išprovokuoti tas būtent piktybinės ligas? Taip, simptomo nei vieno negalėtume ignoruoti ir nekreipti dėmesio į juos, reikia žmogų ištirti, įsiklausyti į simptomus, tačiau funkcinė dispepsija tuo ir ganėtinai palanki liga, kadangi negali tapti jokių piktybinių susirgimų ir tiesiog žmogus turi suprasti ligos esmę, jos mechanizmą ir tuomet bus lengviau žmogų gydyti, kai pats žmogus supras ligos eigą. Neretai kiekvieną ligą sakoma, kad išprovokuoja tai stresiniai kažkokie tai faktoriai. Mūsų gyvenimas dabar tikrai yra greitas, daug veiklų turime, kompiuteriai, informacinės technologijos, daug streso patiriame. Ar stresiniai faktoriai gali būtent šią ligą išprovokuoti? Taip, didžioji funkcinės dispepsijos veiksnių dalis įtakojančių ligos įsivystymą tai yra stresas, kadangi, kaip jūs jau minėjot, kad tai yra didelis tempas gyvenime, tai ir darbas, nuovargis, poilsio stoka, mityba tuomet tampa netolygi ir visa tai tampa stresu, nebūtinai nervinė įtampa, bet tiesiog ir netolygi mityba kaip stresas organizmui ir tai provokuoja funkcinės dispepsijos atsiradimą. Be abejo, reikia suprasti, kad funkcinė dispepsija atsiranda dėl centrinės nervų sistemos ir žarnyno nervų sistemos ašies sutrikimo, kurį išprovokuoja nervinė įtampa ir kiti veiksniai, be abejo.
Užsiminėte apie mitybą. Neretas žmogus turbūt šiais laikais ypatingai mėgsta paskaityti ir produktų etiketes. Tai ar būtent ir mitybos kažkokie tai įpročiai gali sąlygoti šios ligos atsiradimą? Ir jeigu taip, tai gal galėtumėt detaliau papasakoti, kokia ta mityba, ar turėtų būti, ar kokia išprovokuoja? Taip, mityba irgi tikrai didelė dalimi, apie 30% prisideda prie funkcinės dispepsijos išsivystymo ir galėčiau pastebėti, kad vis jaunesni pacientai atvyksta dėl funkcinės dispepsijos sukeliamų simptomų, kurie jos vargina ir aš tai siečiau su neteisingais mitybos įpročiais nuo pat vaikystės, kurie nėra įdiegiami. Tai yra greitas maistas, nereguliarumas mitybos, kada virškinamasis traktas tampa irgi nereguliarus. Tuomet ir peristaltikos sutrikimai atsiranda, kada tiesiog virškinimas nevyksta sklandžiai, tada, kai turėtų vykti, o kai žmogus pavalgo, sakykime, vėlyvai vakare ir labai gausiai, tuomet virškinamasis traktas nesugeba susidoroti su tokiu kiekiu maisto. Ir be abejo, taip, tai kaip paminėjau, greitas maistas, taip pat šaltas maistas, skysčių stoka, tai visa tai provokuoja tikrai funkcijos sutrikimus virškinamajam trakte, ne tik skrandyje, bet ir visam žarnyne. Jeigu jau pacientas turi funkcinės dispepsijos diagnozę ir atsitiko taip, kad jam pasireiškia vėl iš naujo tie simptomai, kaip jisai gali savo padėti? Taip, tai be abejo, galim sugrįžti prie to, kad tai yra tų veiksnių kontrolė, kurie provokuoja epizodą, pablogėjimą, tai ir stresinių situacijų valdymas, sugebėjimas savianalizę atlikti ir sugebėjimas prisitaikyti prie tų situacijų, mažinti reakciją į stresą ir taip pat mityba, be abejo, užtikrinti reguliarumą, mažinti vakarinį valgymą, vėl įvesti pusryčius ir taip pat užtikrinti kuo dažnesnį po mažą kiekį maitinimąsi ir gal netgi kreiptis dietologo konsultacijai tokiu atveju. Tai neretai tokiu atveju prireikia iki medikamentinio gydymo ir psichologo konsultacijos, kad suvaldyti nervinės įtampos provokuojamas reakcijas. Teko girdėti, kad žmonės, kurie skundžiasi nevirškinimo problemomis, mėgsta vartoti virškinimo fermentus, o išgėriau, man padėjo. Kaip Jūs, Gytų, galvojate, ar šiuo būtent atveju, šios ligos atveju rekomenduojama yra virškinimo fermentus vartoti, ar vis tik reikia pasirinkti, kada juos vartoti? Čia reikėtų labai vertinti individualiai kiekvieną situaciją, tačiau nemanau, kad virškinimo fermentai tai yra pasirinkimas šios ligos epizodo pagerinimui simptomų, kadangi pats ligos išsivystymas nėra susijęs su kasos funkcijos sutrikimu. Mes turėtume taip logiškai pagalvoti. Aišku, dalimi ten gal 10% simptomų ir pagerės kažkiek, bet iš esmės mes nepagerinsim žmogaus savijautos iki tiek, kiek žmogus pageidauja, kad jisai galėtų normaliai funkcionuoti ir jausis gerai. Tai virškinimo fermentai nėra pasirinkimas, kad pradėti juos vartoti, kai yra pablogėjimas, arba tie patys rūgštingumą reguliuojantys, mažinantys vaistai, tai taip pat nėra pasirinkimas šios ligos atveju. Pradžioje minėjote, kad iš pradžių reikia tvarkyti mitybą, stresą reguliuoti, bet kartais tenka ir iki medikamentinio gydymo prieiti. Tai vis tik koks tas medikamentinis šios ligos gydymas galėtų būti? Taip, gal dar prie pirminio to etapo pridurčiau, kad galėtų būti ir homeopatinės priemonės, tai ne medikamentinis, tačiau irgi ganėtinai jau efektyvus gydymas, kada tam tikrai augaliniai preparatai kaip papildai gali padėti jaustis žmogui geriau iki gydytojo konsultacijos. Be abejo, žmogus turi atvykti gydytojo konsultacijai ir tuomet yra dažniausiai skiriami 2 grupių vaistai iš esmės. Tai vieninteliai, kurie galėtų padėti, dažniausiai gerą poveikį duodantys, tai yra prokinetikai, kurie gerina skrandžio funkciją, peristaltiką, tuomet sumažėja pilnumas, ankstyvas sotumas, skrandžio spazmai sumažėja ir žmogus jaučiasi geriau. Tai virškinimas reiškia pasklandėja, pagerėja ir bendra emocinė žmogaus būklė pagerėja. Bet yra kita dalis, kada šią ligą provokuojantis yra stresiniai grynai faktoriai, kuriuos galima sumažinti jų reakciją, juos galima sumažinti mažomis lengvai veikiančių antidepresantų dozėmis ir tuomet išvengti prokinetikų naudojimo, bet taip pat pasiekti gerą ligos kontrolę.
Tai savo atsakymų pavagėt vieną mano klausimą apie prokinetikus, bet gal daugiau pakalbėkime apie juos, koks jų veikimo mechanizmas yra. Iš esmės tai yra vaistai, kurie neturi įrodytų šalutinių poveikių, kas yra gerai, neturi reakcijų su kitais vaistais, saugus ir gali būti naudojami ilgais kursais. Jie veikia per lygiųjų raumenų acetilcholinesterasės receptorius ir tai pagerina jų susitraukimą lygiųjų raumenų ir tai pagerina virškinimą. Tai reiškia pasklandėja peristaltika ir taip pat šiek tiek sustiprėja kardijos, tai yra rauko tarp stemplės ir skrandžio esančio jas srityje susitraukimą. Tai reiškia sumažina ir atpylimo riziką, refliuksą. Dažnai turbūt žmonės klausia, kai yra diagnozuojamos ligos, ar aš pasveiksiu. Tai ir šios ligos atveju yra kažkoks pasveikimo periodas, ar tai kartotiniais etapais vyksta šitie simptomai, kaip yra su šia liga? Taip, dėja, tai yra lėtinė liga, kuri gali tikrai pasikartoti kaip naujas epizodas ir tai gali būti provokuota tų pačių veiksnių, kaip mitybos, streso. Taip pat galim pastebėti sezoniškumą, tai yra pavasaris ir ruduo, sunkesni etapai, kada gali liga paūmėti. Tai tiesiog reikės pakartotinio tiek mitybos kontrolės plano, tiek stresinių faktorių kontrolės ir taip pat medikamentų gali prireikti pakartotinai. Dabar, kai gyvenimas mūsų pilnas technologijų ir mokslininkai ar ne vis juda į priekį, labai būtų įdomu sužinoti apie naujausius, gal galima būtų pasakyti, išradimus ar atradimus būtent funkcinės dispepsijos diagnostikoje ar gydyme. Taip, visgi diagnostika yra identiška, tai niekas labai nepasikeitė, tačiau gal daugiau yra atkreipiamas dėmesys į individualizuotą mediciną kiekvienam pacientui, nes, kaip mes žinom, kad jeigu diagnozavai opaligę ir paskyrė konkretų gydymą, visiems tas pats ir visi pasveiks. Tačiau funkciniai dispepsijoje reikia labai įsigilinti į pacientui sakomus simptomus, jo aplinkinę anamnezę, visą situaciją, tada skirti gydymą. Ir aišku, į tą visą gydymo planą individualizuotą turėtų būti įtraukti kiti specialistai. Manau, ne tik vienas žmogus paliekamas, bet taip pat ir dietologo konsultacijos yra būtinos, mano nuomonė, ir taip pat kartais ir psichologo konsultacija yra reikalinga, kaip į integruotą tą visą gydymą tokį, kad viskas vyktų vienu metu. O apie kokius nors medikamentus, kad jie būtų labai nauji, tai negalėtume taip sakyti, nes neturim tokių labai naujų grupių, kurios naudojamos jau praktikoje. Tačiau gal daugiau yra atliekama klinikinių tyrimų ir platesnių kartu su prokinetikais, lyginant juos su protonų siurblio inhibitoriais arba su mažom dozėm naudojamais antidepresantais. Ir vis tiek pirmoje vietoje mes turim tikrai gerą prokinetinių vaistų poveikį ir taip pat įvardėjamas ir silpnų antidepresantų mažų dozių veikimas gan geras, todėl ir rekomendacijos yra tai ir nurodoma. Tačiau naujų medikamentų, kurie būtų naudingi praktiškai, kol kas mes neturim. Prieš šitą susitikimą kalbėjome, kad dirbate įvairiose ligoninėse, tiek privačiai, tiek viešajam sektorėje. Labai įdomu būtų sužinoti iš jūsų klinikinės praktikos, ar buvo tokių atvejų, kur tikrai galvojate sunkus simptomai, labai abejojote, bet galbūt galų gale nusprendėte, kad tai funkcinė dispepsija. Arba atvirkščiai galvojat, kad oi, čia tikrai funkcinė dispepsija, bet kažkas buvo diagnozuota šiek tiek rimčiau. Iš esmės ir tas atvejis yra pasitaikęs praktikoje. Tai tikrai yra buvusi pacientė, kuri daug metų labai turėjo diagnozuotą funkcinę dispepsiją, kaip ir nutarta, kad tai yra tokia liga ir daugiau simptomiškai žiūrima į tai, tačiau pasirodė po atliktų tyrimų, kad tai visgi yra glitimo netoleravimas, kuris išsprendė visas jos funkcinės dispepsijos simptomus sukeliamus. Tai yra tokių atvejų, tačiau aišku, tai nėra irgi piktybinis susirgimas, bet tai keičia iš esmės gydymą, kad gydymo jokio iš viso nereikia medikamentinio. Tai kartais, kai mes netliekam visų reikiamų tyrimų ir nei viską įsigilinam, kartais ir prašaunam. Taip, o kitokiu atveju, taip, dažnai labai pasitaiko, kada žmonės yra įsitikinę, kad yra kažkokia sunki liga ir kad yra įtariama liga, kadangi ir svoris krenta, yra tokių pavojaus simptomų, bet galiausiai atlikę visus tyrimus mes žmogų patikinam, kad jokios organinės ligos nėra ir prieinam funkcinės dispepsijos diagnozę.
Tai šio podcast'o klausosi ir dabar jau žiūrės, tai ne tik specialistai, bet ir šeimos gydytojai, kurie turi didelį tikrai krūvį ir sutinka tokių pacientų turbūt nemažai. Gal turit kokių rekomendacijų jiems, kada būtent atsiųsti pas gydytojų specialistus, gastroenterologus, kada reikėtų pakartotinai siųsti, nors turi diagnozę patvirtintą, tai tokių rekomendacijų. Manau, pakartotinai ir tai žmogus privalo atvykti ir diagnozavus funkcinę dispepsiją, nes negalim sustoti ties tą diagnozę, kadangi simptomai gali slėpti ir kitą ligą po keliarių metų atsirandančią. Todėl, bent kas 2 metus žmogus turėtų atvykti pas specialistą konsultacijai, pasitarti, ar reikia pakartoti kokius tyrimus ir pasitikslinti, ar diagnozė nesikeičia. Kitas atvejis, kada šeimos gydytojai sutinka tokius pacientus, tai aš manau, gal pradėti skirti kasos virškinimo fermentų nederėtų, gal geriau kreipti specialisto konsultacijai, ištyrimui ir tiesiog mes tuomet įvertinam visą situaciją ir paskiriam gydymą. Gal daugiau pat kalbėti su žmogum, kaip ir tą pirmą etapą mes minėjom, įvykdyti, tai yra mitybos korekcija, apie stresinių faktorių įtaką pakalbėti, galbūt kartais ir to užtenka, kad žmogus nurimtų ir viskas susitvarkytų, bet jeigu simptomai per savaitę 2 nemažėja, tai manau, kad tikrai turėtų specialistas žmogus pamatyti ir pasikalbėti. Tikrai daug aptarėme šio susitikimo metu, kaip diagnozuojama ši liga, kokios gydymo priemonės galėtų būti, kokios naujovės, kas galbūt gal tik tai laukia. Tai gal galėtumėt gydytojų trumpai vis tik apibendrinti šią temą, kad susidarytumėm bendrą vaizdą. Taip, žinoma, tai funkcinė dispepsija, sakyčiau, kad yra sudėtinga liga, lėtinė liga, kurią diagnozuoti nėra taip ir lengva, turi labai apie daug ką pagalvoti kartu su pacientu ir sudaryti gan platų ištyrimo planą, aišku, atsižvelgiant į amžių, į rizikos faktorius, į visas aplinkybės, tačiau detalus ištyrimas yra būtinas, nėra taip galimybės funkcinės dispepsijos iš karto diagnozuoti ir pabrėžčiau tą individualizuotą ir kompleksinį gydymą, kad žmogus turi būti individualiai jį pasižiūrėta, viskas įvertinta, nes tas, kas tinka vienam, kitam tikrai netiks ir taip pat į šitą mūsų gydymo planą įtraukti dietologą ir kartais ir psichologą. Tai labai noriu Jums padėkoti, kad sutikote dalyvauti. O mūsų laidos žiūrovams norime priminti, kad visas buvusias tinklalaides galite rasti Spotify platformoje. Iki susimatymo.